Sveiki, mėlyjeji žiūrovai, sveiki, mėlyjeji mano kanalo sekėjai. Tiesiog senai negalėjau išeiti į eterį, todėl kad turėjau labai užimtą laiką lapkričio mėnesį. Turbūt žinote, o kas nežinote, tai buvo puikus albumo kūrybos kaleidoskopas pristatymas Londone. Lietuvos ambasadoje ir taip pat atidarymas paveikslų parodos Pabaltijo ir Ukrainos dailininkių. Ta paroda vyko iki 27 lapkričio. Mes labai džiaugiamės, tai unikali ir labai sėkminga paroda. Dėkuoju visom dailininkėm, kurios dalyvavo, ir dar pasakysiu tokį kaip ir paslaptį, kad yra ruošiamas albumas šios parodos ir dalyvių, aprašymai dalyvių, ir jūs galėsite jį išvysti jau vasario mėnesį, vasario pabaigoje Vilniaus knygų mugėje. Mėlyjeji, noriu dabar sugrįžus paskaityti jums Michailo Landburgo novelę. Alus, eilės ir žalios akys. Kai mažame miestelėje vienišų vyrų iš viso tik 2, o alaus baras tik tai 1, tai vakarais jūs neabejotinai galėsite čia sutikti mane ir mano draugą Davidą kartu. Mes neskubėdami gėrėme pirmąjį bokalą, paskui antrąjį, o prieš tai, negu imtis trečio, Davidas pakėlė į mane akis, o tai reiškia, kad atėjo laikas paklausyti jo eilėraščių. Žinoma, aš apsimesdavau, kad klausausi labai įdėmiai, bet iš tikrųjų galvojau apie visokius niekus, kadangi žmogus šiame gyvenime tik ir lemta apie visokius niekus te galvoti. Kas tau, nustebęs, klausiu aš, todėl kad pastebėjau, jog šiandien Davidas akių nepakelia, o jo kakta staiga pabalusi, pasidengusi mažais prakaito lašeliais. Kas tau? Po velnių, sako Davidas, šiandien jo akis atrodo persivertusios. Skaityk, atsargiai pasiūliau aš, skaityk savo eiles. Davidas tyli, susimąstęs žiūri į vokalą. Mikis, mano katinas mirė, staiga prabilo Davidas. Ryte dangus buvo toks mėlynas, o Mikis ėmė ir numirė. Vargšas Mikis, galvoju aš. Kartais Davidas pasiimdavo jį su savimi į barą ir dar net leisdavo jam palaižyti truputį alaus iš bokalo. Aš manau, Mikiui patikdavo leisti laiką kartu su mumis. Mikis mirė, vėl sako Davidas. Kai patekėjo saulė, aš nutariau jį išmaudyti, o jis ėmė ir numirė. Netikėk, sakau aš. Ką? Netikėk. Kaip netikėti, jeigu? Netikėk ir viskas taip. O gal Mikis mirė tik iš dalies? Sako, kad kūnas miršta, o siela dar tęsia gyvenimą. Galvoju, kad... O kodėlgi ne? Kvailystė, sako Davidas. Mikis turėjo ūsus, uodegą, žalias akis, o sielos neturėjo. Patys juk neturi. O gal Mikis turėjo? Tu taip manai? Gal prieš tai, gal jis kokį ženklą davė? Aš rašiau eilėraštį, o Mikis gulėjo ant stalo ir žiūrėjo, kaip aš rašau. Ir staiga numirė. Netikėk, sakau aš. Kitos išeities nėra. Tu įsidėmėk, kad kitos išeities nėra. Kai išėjo mano mergina, aš nepatikėjau, kad ji išėjo. Jos nebuvo šalia. O aš netikėjau. Ir šiandien netikiu. To jau bus 30 metų, kai aš netikiu. Davidas padeda ant stalo pakelį cigarečių, bet neužsirūko. Kodėl? Staiga klausė jis. Jeigu jau žinai, kad tavo mergina tave paliko, tai kodėl? Kitos išeities nėra, sakau aš. Parke buvo mūsų suoliukas, mūsų ramybė ir mano merginos kvėpavimas. O kai ji išėjo, aš nepatikėjau. Krūmai seniai iškirsti, suoliukas išverstas, o aš vis tiek ateinu į parką ir pats savo kalbu. Tu čia, čia. Davidas pakelia į mane galvą,
O mano Mikis myli. Netikėk, sakau aš, tylėdami mes išgėrėme dar po bokalą. Reikiagi, sako Davidas ir staiga žvilgteli laikrodį, pašoka iš vietos, tarsi geltas bitės. Tu kur, paklausiau aš. Einu jau, atsako Davidas. Laikas pamaitinti mano Mikį. Štai tokia novelė, mano mėlyjeji, šiandien. Truputį gal liūdnoka, bet tai gyvenimas. Ir Michailas Landsbergis rašo tokias įdomias išgyvenimo novelės. Tai iki kitų susitikimų, mėlyjeji, linkiu jums viso geriausio ir sveikatos. Viso gero.